apie 1,5 milijono eurų iš prieštaringai vertinamo degalinių tinklo. Ir šiam degalinių tinklui naudingi pasiūlymai Seime. Daugiau dėmesio reikėjo skirti ne ambicijoms, o kokybiškesniams valdžios įstaigų ir degalų tiekėjų santykių sureguliavimui. Mokesčių nusukinėjimo požymiai ir prabangių rūmų statybos iš įmonės lėšų. Apie 1 milijonas eurų grynais ir pasiūlymai švelninti atsiskaitimų grynaisiais taisyklės. Šešėlyje vykstantys sandoriai grynaisiais pinigais kaip buvo vykdomi, taip ir bus. Ir vienas Seimo narys, kuris jau pats pranešė, kad siena domisi jo reikalais. Kas domina, pana Černiauskai? Ką jūs prisidirbot? Net gėda sakyti. Gėda ir gėda. Ir ką dabar daryti? Apie Seimo narį iš Šiaulių, į jo degalų prekybos verslą, milžiniškus kiekius grynųjų ir ryšius su degalinių tinklu Jozita jau greitai papasakos naujausias sienos tyrimas tikro šiauliečio vertu pavadinimu – Benzina kronikas. Išankstinė tyrimo premjera jau ketvirtadienį, kovo 5 dieną. Tapk sienos rėmėjų ir ne tik naują tyrimą pamatysi pirmas, bet ir gausi pakvietimą į gyvą premjerą ir susitikimą su tyrimo komanda. Prisijunk prie sienos rėmėjų Patreone arba prenumeruok sienos paštą. Taigi, iki greito. Bet atsisveikinti galima ir kitaip. Bet Gedvilą pažįsta, teisingai suprantu. Aš Gedvilą pažinojau tol, kol nupirkau. Ir daugiau man sudie, brangus sudie.